į švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Ok, 11 minučių po 19 valandos, pirmadienis ir šiandien prieš mano akis sėdi du vyrai. Ne iš pramogų pasaulio, o iš tikrųjų iš chirurgijos pasaulio, iš plastikos chirurgijos. Ir pirmą kartą pas mus radistų laidoje tokie rimti vyrukai. Tai yra Darius Jauniškis. Labas vakaras. Ir Gasan Saidarba A.K. Kiko. Labas vakaras. Iš Brazilijos, taip. Tai hibridai, iš tikrųjų labai malonu ir smagu, kad atvykot pakalbėti apie tokią aktualią temą, ypač mums, vaikinams ir merginams. Tai gal trumpai iš karto, kad klausytojai suprastų, aš tikiu, kad daugelis jūs jau pažįsta, nes darėt tūkstančius operacijų, bet Dariau, kaip tu atėjai iki tos plastikos chirurgijos? Ką tu veikiai, koks buvai mokykloje, kaip prasidėjo visas tavo kelias? Kelias buvo labai ilgas, jisai prasidėjo maždaug nuo 10 metų, kai mane sesuo tiesiog įtraukė į visą tą reikalą. Jinai buvo medikė ir mačiau, kiek jinai daug mokosi, bet tas manęs visiškai neatbaidė, kažkaip tiesiog norėjosi iššūkių ir nusprendžiau 10 metų, kad būsiu chirurgu. Jau 10 metų? Taip, 10 metų jau pradėjau svajoti apie tai ir kryptingai ėjau link to. Įstojau į medicinos fakultetą ir ėjau žingsnis po žingsnio 13 metų. Gavau pradžiai traumatologo ortopedo licenciją, po to plastikos chirurgo licenciją ir... Kiek tu dabar metų yra? 40. 40. Tai palauk, įstojai 18, ar ne, 13 metų atsimokai. Taip, būni 31 gavau plastikos chirurgo licenciją. Tada jau gali pradėti dirbti. Taip, savarankiškai. Aha, tai 9 metai jau kaip savarankiškai. Taip, kaip plastikos chirurgas ir 11 metų kaip traumatologas ortopedas. Turbūt dažnas klausimas būna, kiek operacijų esi padaręs. Tai mes bandėm suskaičiuoti, sakai, kad virš 3000. Manau, kad daugiau, nes į metus atlieku apie 400 operacijų. Tai kokios jos būna? Labai įvairios. Nuo skubios pagalbos, susižalojus plaštakas, sausgyslės nervus, iki estetinės chirurgijos, iki rekonstrukcinių operacijų. Labai įvairios. Iš tikrųjų, gyvenu labai įdomų gyvenimą, kadangi per dieną kiek gali būti 5 kokios operacijos, ar ne? Gali būti ir 6 ir 7 operacijos. Nebėra, žinai, nes aš, pavyzdžiui, man rodė Kiko, tavo draugas kažkokią medžiagą video, kur tenais kažką ar operuoja, man silpna pasidarė. Aš suprantu, kad jums tai čia yra kaip man turbūt grot prie pulto, spaudinėti mygtukus. Greičiausiai taip. O jums tipo, kas čia, propjauni, čia, žinai, kažkas blogai, susiūni ir panašiai. Tai... Ne, iš tikrųjų atsakomybė yra didelė, nes vėlgi, tu atsakingas už žmogaus sveikatą, tu atsakingas už jo gyvybę galų gale. Ir reikia viską daryti labai atsakingai, kadangi medicinoje smulkmenų tikrai nėra. Jeigu suklysi, tai suklysi jau vieną kartą, bet taip, kad paskui gailėsies visą gyvenimą. Tai Kiko, dabar šiek tiek apie tave. Tu esi netradicinis Lietuvoje esantis plastikos chirurgas. Kaip tu atėjai iš viso čia į Lietuvą? Šiaip istorija yra biški... Nebijok, kalbėk, tu lietuviškai puikiai kalbi, žinok, iš viso aš galiu net pasidžiaugti. Per kiek laiko išmokai? Šiaip aš kaip pradėjau Brazilijoje mokykloje, paskui šeima man sakė, reikia keliauti, tobulėti pasaulį, nes vis tiek, ko daugiau tobulėsit, ko jums geriau. Tai pradžia aš pabaigau dar amerikiečių universitetas Beirute, kur baigau Medical Laboratory Technology. Ir iš tenai jau kilo tą, kad man reikia į Europą. Tai šiaip nebuvo planas, kad Lietuva, bet įsidūriau nuo naktį į dieną jau Lietuvoje buvau ir aš tikiu, kad gyvenima yra tokia, kur
kai bus turi būti, tai man turėtų būti čia Lietuvoje. Bet kai atvažiavai į Lietuvą, koks pirmas vaizdas buvo? Tikrai aš nemanau, kad šokinėjai po Brazilijos. Tipo, wow, Lietuva, ypač Kaune nusileidė ar uostė. Ne, šiaip. Tikrai ten. Šiaip aš negalėjau įsivaizduoti Lietuvą, nes kaip Brazilija visą laiką svajonė yra atvažiuoti į Europą, yra ta pavyzdys. Taip. O man irgi lygiai taip pat, įsivaizduojam Prancūziją, Vokietiją, Italija, ten Roma. Šalis, tai bet apie mažą lietuvėlę nesugaliuoju. Į Kaunas tai neįsivaizduoju, kad tai buvo įdomu priprastinai, ypač kad, tenai tuo metu dar mažai žmonių, kur šnekėdavo angliškai su mus, tai aš tenai pradėjau Kauno medicinos universitetas, bet mes buvom skirtingi grupiai, kur yra užsieniečių grupė, kur mūsų paskaitai buvo anglų kalba. Tai šiaip buvo faina, tai mūsų bendravimą dažnai buvo su užsieniečiu, tai buvo lengviau truputėlį, sakysim taip. O per kiek metų išmokai lietuvių kalbą? Aš iš tikrųjų išmokiau, kai atvažiavau į Vilnių, pradėjau dirbti. Kiek čia metų jau yra atgal? Aš 2010 pradėjau čia Santariškių klinikoje kaip rezidentas, tai turėjau vienas kolegas rezidentas, kur man padėjo biškį įvedti man iš anglų kalbą į lietuviškai ir pradėjau mąstyti toliau ir skaityti knygų namie apie lietuvų gramatiką ir savo rankiškai išmokau. Tai kiek dabar kalbų mokė? Kol kas 5. Kol kas 5, tiesiog. Dar išmok žemaičių, dzūkų. Jo, greičiausias jau tos. Tai tu mokysi Kauno medicinos universitete. Jo, ir dabar aš stoju į Vilnius universitetas, aš 4 metų plastikos chirurgas rezidentas, čia Santariškių klinikoje mūsų. Tai jūs esat susitikot, kaip jūs susitikot dviesi? Dabar esat komanda tokia, vienas kitam padedat, nežinau. Esmė yra taip, aš dirbau dar, iš mano ciklai buvo vienas ciklas Lazdynuose, kurį vienas daktaras tenai sakė, aš turiu vienas draugas, jis plastikos chirurgas ir manau, kad jūs abudu gali būti naudingi vienam kitą ir dirbti kartu. Tai aš skambinu daktaras ir taip mes suradome vienas kitą. Tai va, tai ir mes šiaip visi operacijas dažniausiai operuojam kartu. Aš dažniausiai daktaras Jauniškis asistentas ir šiaip aš dirbu skyriui, kurį yra daug chirurgijai ir aš dalyvausiu operacijų su visi chirurgijai, bet dažniausiai su daktaru Jauniškiu. Bet tu vis tiek neplanuoji pasilikti Lietuvoje, ne? Kol kas tai neplanuoju grįžti gal į Braziliją. Ir atidaryti savo chirurgiją, plastikos chirurgijos tą skyrių. Pasilikti tik gerą prisiminimą iš Lietuvų. Supratau, iš tikrųjų labai įdomus dar jūsų pasakojimas, kurį vėliau pratęsim apie tai, kai jūs buvot nuvažiavę į Braziliją ir kuo skiriasi, tarkim, Lietuvė nuo Brazilijos ir kokios ten plastikos tos operacijos vyksta. Tai mes po labai trumpos pertraukos grįšim ir pratęsim pokalbį. Kiko irgi juokėsi, supranta, klausyk, man kaip smagu, iš tikrųjų, kokia didžiulė pagarba, kai atvažiuoja žmogus iš didžiulės šalies Brazilijos ir per keletus metus puikiai kalba lietuviškai ir viskas yra labai gerai. Tai smagu. Pas mus šiandien laidoje dar kartą kartuoju yra plastikos chirurgų atstovai. Jie tikrai labai daug žino. Darius Jauniškis ir Gasan Said. Ir mes prieš kelis mėnesius su Rolka tiesiog diskutavom su ZipFM klausytojais. Tada buvo didžiausias anšlagas skambučių moterų, kurios kalbėjo apie papukus. Ir vienos daugiausia moteris, tos, kurios buvo įsidėjusios papukus, sakė, kad neįmanoma vyrui atpažinti, kur yra įdėti, kur yra natūralūs ir panašiai. Tai dabar jūs kaip profai šios ryties, ar įmanoma atskirti, kur yra įdėtos, o kur natūralios? Iš tikrųjų viskas priklauso nuo pačios moters kūno tam tikrų savybių. Ir iš tikrųjų, jeigu yra poodinis sluoksnis pakankamai storas, tai gali būti, kad vyras tikrai nepastebės. Ir aš esu turėjęs keletą pacienčių, net ne keletą, kurios man prisipažino, kad, sakysim, praėjus metam laiko po implantų operacijos, jau susirado naują vaikiną, kuris net nenutokė, kad jinai turi implantus. Iš tikrųjų, niekas nestovi vietoje, implantų gamyba irgi tobulėja ir jie iš
tikrųjų pakankamai ištobulėja, kad ir čiuoptųsi natūraliai, ir atrodytų natūraliai, ir O kas ten dedasi? Be abejo, jeigu implantai yra labai dideli, tai jie iš karto krisiekis, be abejo, jie bus matomi. CD. Bet jeigu jeigu jie pakankamai normalaus dydžio, ne per dideli, atitinka merginos proporcijas, tai dažniausiai jie būna nepastebimi. O yra kokia firma, žinai, kaip, pavyzdžiui, Adidas, Puma, tai vat pasirink, žinai, ten tipo kokius nori įsidėti implantus. Yra kažkokie gamintojai? Tai su tuo susiję labai liūdni atsitikimai, pavyzdžiui, PIP implantai, kurie plyšdavo per 2-3 metus ir susiję su dideliais skandalais, dėl ko labai daugelis plastikos chirurgų atsargiai dabar žiūri į visus implantų gamintojus, ypač į prancūzų, kai kurie net nekalti dėl to, bet reiškia, dažniausiai Lietuvos plastikos chirurgai renkasi amerikietiškus implantus, kadangi jie kažkaip tai išvengia skandalų. O ten vaikutį maitinti irgi, atsimenu, viena moteris skambino, kad nesąmonė, čia vaiką nebegalėsi maitinti, ką jūs čia darot, moteris atsipeikykit nuo tų plastinių operacijų. Kaip šitoje vietoje? Tai yra mitas, kiek aš esu turėjęs pacienčių, kurios po to pagimdė vaikus, maitino juos ir neturėjo jokių problemų. Kadangi implantas yra giliai, dažniausiai jisai dedamas po raumeniu ir su liauka tai niekaip nesusiję. Nei su veikla liaukos, nei su maitinimais, nei su tyrimais krūtų. Puikiausiai galima atlikti ir echoskopiją, ir magnetinį rezonansą, ir mamogramas, bet ką. Dar mums skambino merginos, sakom, kodėl jūs pasidarėte tą operaciją. Sakom, kad jos tiesiog buvo kūdos, visada tokios, gražus sudėjimas, ten užpakaliukas, bet sakė, priekis kaip pas berniuką, nėra tų papų. Ir vien dėl to jį jautė labai didelį diskomfortą, tai sugalvojo, kad reikia įsidėti. Tai tokioj vietoj turbūt matosi, nes jeigu mergina labai plona ir įsideda, tarkim, C. Taip, gali matytis, jeigu mergina labai liekna, tai be abejo, bet vėlgi tas priklauso nuo proporcijų. Jeigu implantų dydis atitinka merginos proporcijas, tai tikrai gali ir nekristi į akis. Kiko, tu atvažiavęs iš Brazilijos, buvai nusivežęs net kolegą į Braziliją pasistažuot. Kaip ten viskas? Aš pakomentuosiu biškį apie pavyzdžiui, krūtų implantai ir kiekviena šalis, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad Europoje moteris nori, kad daugiausias atrodyt natūraliai. Tos krūtų operacijos padidinimas o Brazilija jau yra, kaip sakant, kaip kitas šablonas. Moterį nori rodyti, kad aš esu padarė mano krūtinį ir nenori, kad atrodytų natūraliai. Ir esmė yra irgi, pavyzdžiui, kad krūtinis atrodo natūraliai. Esmė priklauso nuo technikų, kaip daktaras Jauniškai pakomentavo, kad čia dažniausias įdeda po raumenį, o Brazilija dažniausias tai įdeda po laukas. Tai yra kita technika ir priklauso nuo implantai formas, ar anatominį, ar apvalus, vienas atrodo natūraliau negu kita. Tai ir Brazilija šiaip dažniausias moterį nori rodyti. Tenai yra... Tai jos nori būti nenatūralius, nori, kad matytų, kad aš įsidėjus papus. Taip, ne? Ir dažniausias moterį džiaugia nuo tą, nes jinai rodi tą grožį. Yra kūno kultūra Brazilijai, kur visi žmonės žiūri į tą kūną, į kūnų grožių. Tai yra skirtingi nuo Europoje šablonas, kaip sakant. Į veidas tai jau netiek daug, pavyzdžiui, kaip Amerikai, kuri žmonių... Ir sakyčiau, irgi priklauso labai nuo oras. Pavyzdžiui, Brazilija yra tropikalinis šalis, kur karštas, žmonių visą laiką matosi ant pliaže, tai nori rodyti kūną. O čia Europoje arba tos šalis, kur dažniausias yra šalta, tai žmonių jau prisigalvoja, ar man kūną, ar man veidą, kur dažniausias matosi. Tai yra irgi priklauso labai nuo to. O dar kalbėjom apie užpakalio operacijas irgi. Brazilijoje tas irgi labai populiaru, nes Lietuvoje dar tik ateina, kaip suprantu, šitą madą. Šiaip apie tą dalis yra, žmonių turi suprasti vienas dalykas, kad latininis žmonių
Ir ypač latinų moterį, jinai jau turi tą Gitaros genetiką, kur duoda ją tą maždaug tą gitarų formas kūnus, kaip sakant. Ir dar buvo tenai padaryta ta technika, kur yra Brazilian butt lift, kur jinai naudoja riebalų, kur surbam riebalų iš kūnų ir tada persodinim į sėdmenis. Tai yra dažniausias ir jinai labai populiari operacijas, nes nesvarbu. Esmė nėra dydžio, esmė yra, kad formas būtų graži ir proporcingai su kūna. Nesvarbu, ar moterį jinai liekna, maža, bet svarbu, kad formas būtų ta siluetas kitaip. O tau patinka labiau natūralios, tarkim, ar tos, kurios dirbtinai nori būti? Šiaip dirbtinai jinai yra natūrali, nes jinai yra naudota ta riebalų iš kūno, tai jinai nesimato, nėra esmė implantas, ta kur dažniausias Brazilijai darosi, ta operacija. Tai, o yra tos, kur naudoja, pavyzdžiui, implantai, tai sakyčiau, kad ne. Aišku, už natūraliai, bet gal daktaras Jauniškai gali pakomentuoti, jis tenai buvo, pamatė tenai daug iš tos operacijos. Apskritai, sakyčiau, pasaulinė tendencija yra formuoti kūną natūraliais, remiantis natūraliais audiniais. Ne implantais, ne svetimkūniais, bet tuo, kas yra gyva, kas prigyja. Tai iš tikrųjų pasaulinės tendencijos čia ne tik Brazilijoje, bet jau ir Lietuvoje ateina ta banga, kai yra siurbiami riebalai nuo tam tikrų problematiškų kūno sričių ir jie yra suleidžiami ten, kur jų trūksta. Į krūtis, į sėdmenis, nedideliais kiekiais gali būti leidžiami į veidą ir iš tikrųjų natūraliu būdu yra pakeičiamos formos ir jos pakeičiamos tikrai stulbinamai kartais, nes tai, ką pasakė mano kolega, kad talijos ir dubens santykis yra pirmas dalykas, kuris krenta vyram į akis. Kuo lieknesnė talija, kuo didesnis dubuo, ta prasme, jų santykis iš karto vyrą traukia, asocijuojasi su seksualumu, Čia psichologija, ne? Psichologija, bet kokį vyrą paimtum iš karto, jeigu talija plona ir užpakalis tipo. Ir moteris dar turi labai gražią eiseną, tai joks vyras neatsilaikys. Žvilgantis plaukai ir panašiai. Ir tik po to vyro žvilgsnis kryps į akis, į krūtis, į veidą, dar kažkur tai. Supratau. Dariau, tu turi pats 5 dukteris. Ateityje, vėliau kažkada, ar leistum savo dukteriams turėti kažkokią operaciją? Tai be abejo leisčiau, jeigu matyčiau, kad motivacija toje operacijai yra tikrai pagrįsta ir tikrai tos operacijos reikia, kodėlgi ne. Jeigu galima pakoreguoti kažkokias tai kūno formas, tai tikrai neprieštaraučiau. Nes buvo vienas draugas yra pasakęs, kad turiu savo klasiokę draugę, kuriai yra jau 19 metų ir ji gyrėsi visiems, kad jos tėtis ten 19 gimtadienio proga jai įstatė papus. Tai, žinai, tokia istorija. Čia iš tikrųjų amerikietiška mada, aš tikrai nelinkėčiau, kad jinai ateitų į Lietuvą. Čia jau truputį, kaip sakoma, išeinama iš krašto. Aš manau, kad pati mergina, jeigu jai iš tikrųjų, jeigu jai trukdo nedidelė krūtinė, jinai ateis pas savo tėvus ir motyvuos ir paaiškins, kodėl jai reikia tos operacijos ir manau, kad nereikės laukti ten 19 ar 20 gimtadienio, nes, tai yra rimti dalykai, tai turi būti labai gerai apgalvota, tai turi būti tikrai stipri motyvacija ir žmogus turi pats suvokti, kur eina, nes tai yra vis dėlto operacija. O pati operacija įvyksta ir paskui mėnesį turbūt turi tenais kažkokius nešioti specialių įtvarus. Tai be abejo, po operacinis laikotarpis jisai visą laiką nėra toks jau labai linksmas ir džiugus, bet iš tikrųjų šiais laikais 21 amžius yra nuskausminančių vaistų. Tikrai esu klausęs pacientės praėjus metam laiko po operacijų, ar pakartotume tą patį, tai
atsakymas buvo toj pat, šią pat akimirką gulčiausi ant operacinio stalo ir vėl viską pakartočiau. Gal žinot atsakymas. Aha. Kai išgirsti tokį atsakymą, tai nieko daugiau nereikia. Supratau. Gal jūs žinot kažkokius mitus, bet juokingus apie plastikos chirurgus, kurios anekdotai sklinda ar kažkokios tai situacijos? Tai anekdotų yra daug apie plastikos chirurgus. Nes vienas, mes turim patys kelias mitus sugalvoję, tai vieną jūsų paklausim jau dabar. Ar tiesa, kad papai sproksta aukštai, tarkim, kai skrendi lėktuvu? Tai jeigu taip atsitiktų, tai skristi lėktuvu būtų labai linksma, kadangi aplinkui sproginėtų bombas. Ne, tai be abejo yra mitas, tai netiesa. Moteris turinčios krūtų implantus gali gyventi pilnavertį gyvenimą ir nardyti, ir skraidyti, ir šokinėti su parašiutu, ir eiti į pirtį. Tai yra mitas. Dar tu minėjai, kad kažkokie garsai pradeda sklisti ir ne iš čia. Aš girdėjau, kad manęs yra paklausę, ar teisybė, kad skrendant lėktuvu, reiškia, implantai pradeda cypti. Tai sakau, čia tai bent. Tokio mito gyvenime dar negirdėjau. Tad buvo linksma. Gerai, mes padarom vėl trumpą pertrauką. Pas mus plastikos chirurgai. Jeigu turit klausimą, moteris, merginos ar vaikinai, tai drąsiai galite parašyti jonas@radistai.lt arba jonas@zipfm.lt, mes būtinai užduosim. Taip pat galite paskambinti studiją 85241110. Grįžtam tiesioginį eterį. Šiandien pas mus svečiuojasi plastikos chirurgai. Ir dabar pakalbėkime apie tokius kaip ir mitus, mes čia juos radom internete, žmonės kalba ir panašiai. Dabar pirmas mitas, kurį turėtų būti atsakyti, arba vienas. Ar tiesa, kad iš penio galima padaryti malonumą jaučiančią vaginą? Susižvalgė, kuris čia atsakys? Gaila, kad neteko niekad gyvenime to daryti. Tikiuosi ir neteks. Bet mitas... Lietuvoje nėra... Ne, tai nėra mitas, tai yra realybė. Ir iš tikrųjų tose šalise kaip Tailandas, Filipinai, Singapūras, kur pakankamai daug tų operacijų atliekama, iš tikrųjų yra atliekama labai, labai preciziškai, labai kokybiškai. Ir Lietuvoje, manau, niekas to nepadarys kokybiškai. O atvirkščiai? Atvirkščiai sunkiau. Sunkiau, ar ne? Bet irgi įmanoma. Supratau. Šiais laikais viskas įmanoma. Technika žengia į priekį. Ar tiesa, kad italai dažnai dedasi šlaunų implantus? Ne, šlaunų implantai nėra labai populiarūs. Tai galėtų būti diskusijų objektas, bet aš manau, tai yra pavieniai atvejai. Supratau. Ar tiesa, jog Izraelyje ligonių kasos apmoka už chirurginį apipjaustymą? Tai jeigu Lietuvoje apmoka, tai kodėl Izraelį neturėtų apmokėti? Supratau, ar mitas, ar tiesa, kad plastikos chirurgai tik operacijas daro blondiniams? Be abejo, ne. Darom operacijas. Šiaip dažniausios mūsų pacientės tai būna moteris, kurios nori susigrąžinti kūno formas po gimdymo, kadangi, kaip žinia, vaikai atsiima savo iš mamyčių dalį grožio ir mes jom padedam tiesiog atgauti tai, ką jos turėjo iki nėštumo, iki gimdymo. Tai pilvą nusimti, ar ne? Pilvą, pakelti krūtinę, atstatyti krūtinės apimtis, nusiurbti riebalus, kur jie susikaupė ne vietoje ir taip toliau, ir taip toliau. Kokia gal buvo jauniausia, tarkim, moteris arba mergina, kurie jau atėjo darytis kažkokių pakeitimų, tarkim, krūtų didinimo arba mažinimo? Tai mes niekada neoperuojam jaunesnių negu 18 metų, tai manau 18-19 metų. Turi būti 18 ir viskas, ar ne? Taip, nes nepilnametėm nereikia to daryti. Supratau. Kiko, tu išsimokslinsi čia ir grįši į Braziliją. Brazilijoje ką, žadėti daryti savo plastikos chirurgijos visą kliniką? Kokie tavo, tarkim, planai? Esmė tenai, aš turiu manų mokytojas tenai, kur jau turi klinikoje ir yra planas, kad mes kartu
padarysim dar didesnį kliniką, kur... Kokios, pavyzdžiui, apie uždarbį kalbant, Lietuva ir Brazilija, turbūt N kartų skiriasi atlyginimas šių specialistų. Esmė, sakysiu taip, kad visai medicinos sritis, geri specialistai, tai gaunasi už savo darbas, bet sakyčiau, kad Brazilija tai judesių žmonių yra daugiau. Šiaip Brazilija yra 200 milijonai gyventojai, tai lygint su Lietuva, kur tik 3 milijonai, tai galėčiau sakyti, mano miestai yra tokia labai maži miesta, kur, sakyčiau, Vilniuje dydžio, bet 2 milijonai gyventojai, tai judesių aišku yra didesnė, tai kuo daugiau operuojam, tai už operacijas tai gaunasim ir daugiau. Tai... Bet kainos santykis, tarkim, čia Lietuvoje taip 10 000 kiek kainuoja? Mažiau, ar ne? Tai... Nu, šiaip 8-10. O Brazilijai? Šiaip Brazilijai operacijas yra biškai brangiau negu Lietuva, bet irgi, kai lygins, pavyzdžiui, gyvenimo būdų, sakyčiau, kad Brazilija yra brangi šalis, kad gyventų tenai, lygiai kaip gyvena čia Lietuvoje, tai sakyčiau, kad žmonių reikia turėti biškai daugiau pinigų. Tai manau, kad... Iš tikrųjų, norėčiau pakomentuoti, Brazilijoje žmonės, ypač moteris, jos labai susirūpinę savo išvaizdą. Labai rūpinasi. Jos sportuoja, jos maitinasi, jos darosi operacijas, kad tik tai atrodytų tobulos. Iš tikrųjų ir nesigėdina tą demonstruoti, kaip sakė Gasanas. Truputį kultūra yra kitokia. Yra grožio kultas. Grožio kultas tiesiog ir gražaus kūno kultas. O Kiko, tu atvažiavai iš Brazilijos, tai tavo tėtis buvo chirurgas, kodėl sugalvojo, kad reikia būt dabar šitas ryteit? Šiaip knygą perskaitė, nes nuo 10 metų Darius kryptingai ėjo, jis sesė tenais buvo ir yra, tai viskas ok, bet kas tu, kodėl tu taip sugalvojai? Aš šeimoje neturiu ne vienas daktaras, iš mano šeima aš vienintelį kol kas, tai mano šeima yra verslininkai ir aš kai buvau dar 9 klasė, tenai turėjau tokią mokytoją, kur mane labai stumė į priekį, sakė, turi charakterį, kad būt daktaras ir toliau. Ir paskui irgi Brazilija yra tokia šalis, kuri, kaip sakyt, trečia pasaulio šalis, kur yra daug skurdai žmonių, yra daug tos įgimtos lygos. Tai iš tikrųjų, kai žmonių žiūrint į tos vaikai, kur gimdo su kažkokia deformacija, tai ir žiūrint, kad plastikus, pavyzdžiui, gali padėti tos žmonių ir grąžinti tam žmonių bent šypseną, yra maloniai. Visi žmonių dabar pasaulyje labai, šiaip žiūrint į plastikus chirurgijos specialybei su kitom akim. Aš pakomentuosiu biškį, nes esmė jo yra dabar eina link mada tas plastinis operacijos, bet mūsų sritis yra labai plati. Mes darom nuo plaštakos operacijos, nuo replantacijos operacijos, nuo visi estetiniai, rekonstrukcinis. Esmė yra, kad žmonių, kur praloši ką nors iš jos kūno dalis ir jau neturės, jai vargina psichologiškai. Įsivaizduojant, pavyzdžiui, kad moterį, kur serga vėžys, jau turėjau krūtų ir nuo naktį į dieną atsikeli, reikia pašalinti. Tai jai psichologiškai yra sunki. Tai ir kai darom tos rekonstrukcinės operacijas, sakysim, mikrinė operacijas, kur išlopus darom krūtinės ir yra labai, labai sudėtingas, sunki operacijas, bet jai duoda tam tikrų noras, ta moteris, ir jinai bus laiminga ir mes džiaugiam nuo tą. Tai nėra ta, kad yra mada, bet yra kelios psichiatrinės lygos, kur moteris žiūri į save su kitam akis. Jai atrodo graži, bet kai žiūrint į veidrodį, jai neatrodo graži. O mes, kai
žiūrim ir konsultuojam, mes žiūrim, kad tos žmogus netrūksta nieko. Tai čia jau sakysiu, kad jau lyga, o kiti eina kaip mada, bet esmė, kad mes darom iš tikrųjų didelį operacijas, kur grąžina žmonių tam tikrą šypseną ir tam tikrą laimį. Sakyčiau, taip, gal daktaras Jauniškis nori. Kaip jau jūs ras čia tokius geriečius, kurie viską tvarko, čia jau nori padėti? Nežinau, daug turit jau klientų, ar kaip jūs dabar dar, kaip jūs, jeigu girdi moteris, kuri labai norėtų kreiptis pas jūs? Aš, pavyzdžiui, sakyčiau, tas dalis yra mikrini operacijos, kur, pavyzdžiui, mes turim skyriui profesorius Vitkus, mūsų skyrius vedėjas Nerijus Jakutis irgi priima tos ir yra daug žmonių, kur nežino, bet tas krūtų rekonstrukcinis operacijas yra valstybinį finansuojamas, tai ir žmonių gali atvažiuoti pas mus į skyrių, konsultuoti ir mes nusprendėm, kaip gydyti geriau ir galim atlikti tos rekonstrukcinės operacijos. Tai iš tikrųjų mes galim padėti visos tos moteris, kur serga vėžys, kur pašalytas krūtinė ir padaryti tos rekonstrukcinės operacijas. Visi mūsų komandas yra labai profesionaliai, visi skyrių pas mus yra iš tikrųjų labai geras lygiai. Sakyčiau, jeigu lyginsiu ir su Brazilija, ir su pasauliu, tai iš tikrųjų mes galim padėti tos žmonių. O kur jūs dar mokotės? Tarkim, aš suprantu, yra darai operacijas, tenais praktikuoji, grįžti namo, tarkim, skaitai knygas. Dar reikia turbūt važinėti tos konferencijas. Vis tiek, nestovi viskas vietoje, tai turi labai daug viską čekint ir žiūrėti. Koks jūsų yra stilius, kaip jūs mokotės? Važinėti į konferencijas daug? Viskas labai greitai keičiasi, dėl to neišvengiamai, jeigu nori eiti koja kojon su laiku, turi važinėti, turi stažuotis, turi klausyti, ką kiti praneša, kokios yra naujovės, turi šnekėti su tais žmonėmis, kurie kažką tai naujo atranda ir tik tai taip tu gali, kaip sakoma, žengti koja kojon su laiku. Nes jeigu tu to nedarysi, tu tiesiog atsiliksi ir liksi už borto. Nebūsi pats geriausias. Nebūsi pats geriausias, taip, o mes to ir siekime. Patys geriausi. Tai ką, kukliausi. Jo, kuklus, bet tikrai geriausi. Tai iš tikrųjų labai smagu, aš nežinau, dar kažką gal turit pridėti, nes liko kelios minutės. Nuo savęs, Kiko, tu įsimylėjęs visas lietuvaitės. Kai išvažiuosi atgal į Braziliją, tai ką, tu žadi Braziliją žmonę turėti ar lietuvę vis tik? Aš šiaip apie tas dalykas yra labai sunku pakomentuoti, niekas nežino, kaip Bet tavo gražios lietuvės, pavyzdžiui, taip tavo akim. Lietuvaitės iš tikrųjų yra labai gražios čia merginos. Bet Kiko juokavo, sako, jeigu galėčiau, ar kas čia sakė, tai dėčiau veidą lietuvės, o kūną Brazilės likčiau. Tobulas derinys būtų. Šitas, kaip mes su daktaras Jauniškai buvom Brazilijai, tai jis nustebino tenai, kaip iš tikrųjų tą kūnų kultas, sakau, jo, mes galim padarys idealiai grožio, paimsim kūno iš Brazilijos ir veidą iš Lietuvoje, bet esmė ne. Tai aš pakomentuosiu, kad grožio yra tokia, kaip angliškai pasakyta, beauty is in the eye of the beholder. Taip, kiekvienas žmogus žiūri į grožio, turi jautis ką nors, į tam tikras grožio arba moterį, arba kažkokia vaizdas, tai ir yra taip pat, bet aš sakyčiau, kad aš džiaugu, kad aš esu Lietuvoje, šiaip aš nežiūriu su pesimizmas, bet atvirkščiai su optimizmas, čia Lietuvoje iš tikrųjų yra gera šalis, susipažinau su tam tikrą geri žmonių čia Lietuvoje, kur iš tikrųjų, kai išvažiuosiu, išlaikysiu tą ryšių, tą draugiškumų, pavyzdžiui, irgi turiu draugas čia Lietuvoje, Omaras Alavaras, kur mes susipažinom, mes, kaip sakant, išlaikėm vienas kitas, turiu Donatas Danys, daktaras Jauniškai, tai įvairių žmonių, iš tikrųjų turiu čia geri žmonių, kur susipažinau Lietuvoje, kur noriu grįžti atgal kada nors. Važiuoti į Braziliją pasitūsinti. Jo. Dariau, ką tavo žodis?
linkėjimai dukrytėm, ko gero, ar ne, kurios klauso? Be abejo. Visom 5. Nuoširdžiausi linkėjimai. Tikiuosi, jos manęs klauso. Kai kurios nelabai supranta dar kol kas, bet tikiuosi klauso. Iš tikrųjų tai... Ar palinkėtum tu jaunam studentui, kuris arba dar 11-okas, 10-okas, pasirinkti šitą kelią, kurį tu nuėjai, arba į tą pusę? Ko reikia? Ar tik tai labai stipraus tokio užsivedimo nuo 10 metų, ar gal 20 metų sugalvo, kad visai gal norėčiau būti chirurgu? Ar čia turi ateiti iš kažkur? Iš tikrųjų, pastarąją savaitę apie tai tik ir galvoju, kadangi penktadienį eisiu į Biržiškos gimnaziją ir skaitysiu paskaitą moksleiviam apie mediciną, apie chirurgiją ir nežinau, ar tai bandysiu atkalbėti, ar bandysiu suagituoti, bet iš tikrųjų tai labai svarbi žmogaus motyvacija, nes tai yra labai įdomi specialybė, labai plati specialybė, susijusi su didelė atsakomybė, susijusi su smulkmenom, bet jinai iš tikrųjų duoda labai daug, duoda labai didelį pasitenkinimą, kai tu matai savo gydymo rezultatus ir jautiesi iš tikrųjų laimingas. Va tas iš tikrųjų yra gyvenimo stimulas, bent jau man. Supratau. Nu tai ką, draugeliai, ačiū, kad atėjot, iš tikrųjų man labai įdomu buvo, aš tikiu, kad ir ZIP-FM klausytojams, ypač moterim, kurios dabar vairuoja ir galvoja tenais visokių mitų prisikūrusios, ar ten popukai sproksta 10 km aukštyje, dabar viskas aišku ir paprasta. Tai dar kartą, thank you, guys. Aš norėčiau tau padėkoti, Giovanni, už tą gerą ir linksmas pokalbis ir ačiū labai. Dėkui. Ir Titas, kad nepamirsi. Ačiū labai. Viso, iki. Viso geriausio.